Ar galima iš socialinių tinklų pasistatyti namą? Ar galima iš socialinių tinklų nusipirkti didelį kebabą su 2 mėsos ir 2 česnakiniu? Gal ir galima, tik ne šitoj kebabiniai. Ar galima iš socialinių tinklų užsipilti pilną baką dyzelio? Na nesakykit, dabar jau prabangos prekė patapo. Ar galima iš socialinių tinklų gyventi nepriklausomą gyvenimą ir išvis net neturėti darbo? Taigi šiame video tai ir sužinosite, kiek galima uždirbti iš socialinių tinklų, kiek mums moka YouTube, kiek galima užsidirbti iš Instagramo, Facebooko, TikToko ir panašiai. Parodysiu visus savo uždarbius. Kiek uždirba kiti, aš tikrai nežinau, bet atskleisiu, kiek uždirba bratukas. Taigi, jeigu nori sužinoti, niekur nedink iš ekrano, paspausk laiką, pasubscribink bratuko kanalą, pasidaryk popkornų ir žiūrim, kiek bratukas uždirba iš socialinių tinklų. Ar jis gali būti nepriklausomas bičiukas ir nebedirbti statybose? Važiuojam. Taip, mielieji, o prieš pradedant video, maloni procedūra, kurią reikia padaryti. Kam? Kad sklypas ir statybos vyktų sklandžiai. Aš esu senų pažiūrų, laikausi tradicijų, tai pirkinius visada reikia laistyti. Svarbiausia nešiukšlinti miške. Už pirmąjį bratuko sklypą, kad statybos eitų sklandžiai ir kad auditorija augtų greitai. Už bratuką paplakim ir... Opa! Už pirmasias statybas, draugai. Važiuojam, o dabar eisim prie reikalo. Atvariau į mišką, žinot, ką radau? Va, blokelių primėtyta miške. Tai statybų pradžiai jau kaip ir turim. Pirmas blokelis. Silikatiniai, visi klausia, bratukas, kokiais blokeliais geriausia statyti namus. Tai žiūrėsit bratuko YouTube ir sužinosit, padarysim visų blokelių apžvalgą, apžvelgsim, kuriais geriau, kuriais blogiau, pliusus, minusus ir panašiai. Tai čia turim, va, silikatinį blokelį, kur visi galvoja, kad šitie blokeliai pilna vidūriai, turi tik tai 2 skylės, o nors vienas buvot apvertęs šitą blokelį. Ne ką mažiau skylių nei keraminiam bloke, a? Tai va. Daugiau informacijos bus bratuko YouTube'ai, tai pats laikas paspausti subscribe ir paspausti laiką, nes veiksmo ir informacijos bus labai daug. Taip, o dabar pradėkim, ko čia ir susirinkom. Tai pradžiai, kiek galima uždirbti iš socialinių tinklų, koks yra turinio kūrėjų uždarbis. Bet čia bus labiau apie mane, ne apie turinio kūrėjus, nes kiek uždirba kiti, man neįdomu ir aš iš tikrųjų nežinau. Pradėsim Instagramas, Facebookas, TikTokas ir tada važiuosim namo ir eisim YouTube. Ten jau atversiu visą analistiką, kur viskas labai aiškiai matosi. Kiek uždirbu už kiekvieno video, koks RPM-as, taip toliau ir panašiai. Šiek tiek panalizuosim. Taip, tai pradedant nuo socialinių tinklų, tokių kaip Instagramas, Facebookas ir TikTokas, tai visi galvoja, kad aš labai daug uždirbu iš peržiūrų. Tai galiu iš karto pasakyti, nei Instagramas, nei Facebookas, nei TikTokas už keliamus video ir už peržiūras nemoka nė cento. Kiek uždirbau per 2 metus kurdamas turinį šiems tinklams? 0. Taip, tai už peržiūras ir keliamus video neuždirbau nė cento. Tai va, dabar žinosit. Nes daugumai pastebėjau labai skauda, kai komentuoja, ai, tai čia vis tiek užsidirbi iš socialinių tinklų, užsidirbi iš video ir taip toliau ir panašiai. Tai ne, neužsidirbu nei cento. Visą tai, ką darau dėl savęs ir savo malonumui ir dėl to, kad man tai labai patinka. Iš ko galima uždirbti TikTok'e? TikTok'e pagrinde galima uždirbti darant laivus, bet laivų darimai TikTok'e Lietuvos rinkai yra antiek sugadinti tų TikTok'o, nežinau net kaip išsireikšti, padugnių, šiukšlių, kad net nebelabai noris ten eiti ir daryti tos laivus ir šnekėti, bendrauti su auditorija. Nes tada iš karto prilipinama etiketė, koinsų čiulpikas, čia atėjai dėl dovanėlių, taip toliau ir panašiai. Tai man to tikrai nereikia, esu padaręs kelis laivus, pradžioj tikrai padarydavau, man būdavo įdomu visai pabendrauti su auditorija, bet dabar jau labai ilgai nedarau virš metų. Tai iš tų nežinau kiek ten dariau, gal 6-7 laivus, iš tų 6-7 laivų TikTok'e aš uždirbau 89 eurus. Čia yra visas mano uždarbis iš TikTok'o. Per 2 metus įkelta 1000 video, uždirbta 89
euriukai. Ar daug? Nežinau, pilnas bakas. Neišeitų į Opelį. Gerai, eime prie Facebooko. Tai Facebook'e apskritai aš nežinau, iš ko galima uždirbti. Gal kas labiau gilinas, žino, kaip tai padaryti, bet aš ten nesigilinu ir čia ilgai neužsisėdėsiu, tai prie Facebooko, iš Facebooko aš esu uždirbęs visiškai nieko. Visiškai nieko nesu uždirbęs Facebook'e. Tai Facebook'e turiu 58 000 sekėjų, subscriberiai tik YouTube'ai, TikTok'e turiu 82 000. Tai Facebook'e uždirbau visišką nulį, apvalų nulį, neuždirbau nei cento, nes ten nedarau nei laivų, nei kažko panašiai. Facebookas atnešė nulį. Ir dabar šokam prie Instagramo. Instagramas yra ta platforma, iš šitų trijų Instagramas yra rimčiausia ir greičiausia nešanti pačius didžiausius uždarbius turinio kūrėjams. Tai iš ko galima uždirbti Instagrame? Instagrame gali kelti unikalų turinį, pavyzdžiui, tik tai tam tikrai auditorijai, kurie tave subscribina. Tas video suksis tik tiem, kurie tave subscribina. Subscriberiai kiekvieną mėnesį sumoka kažkokią tai sumą, kad galėtų žiūrėti tuos video. Bet čia aš irgi per daug nedarau tokių dalykų, nes man tas neaktualu. Man svarbiausia yra daryti ir rodyti visiems. Man nereikia ten užsidirbti, kad ten aš kažką įdomesnio parodysiu ir ten man mokėkit pinigus. Ne, čia ne apie mane. Tai taip, yra tokia galimybė mane subscribinti, bet kas žino, tai mane subscribina tiesiog dėl kažkokio palaikymo. Palaiko, kad aš kuriu turinį, o ne dėl to, kad aš ten kažką kelčiau papildomai. Tai iš to Instagramo subscriberių aš esu uždirbęs per 2 metus kažkur grubiai apie 300 eurų. Daugiau iš Instagramo irgi nesu uždirbęs nieko. Tai štai, Instagrame turiu 39 000 sekėjų beveik ir uždirbau 300 eurų. Viską sudėjus iš šitų 3 socialinių tinklų už keliamus video uždirbau 389 euriukus. Gerai, bet čia galima uždirbti tik iš video. Tada yra įdomioji dalis, tai integracijos ir reklamos. Čia ir prasideda didžiausi pinigai, kur pagrindė visi turinio kūrėjai iš to ir gyvena. Tai iš reklamų, iš pasiūlymų, barterių arba už pinigus. Tai tokių pasiūlymų aš tikrai gaudavau ir vis dar gaunu. Seniau, čia buvo mano svajonė, atsimenu, kai prieš pradedant galvoju, žiūrėdavau kitus kūrėjus ir galvoju, blemba, kaip norėčiau padaryti kokią nors reklamą. Ir tada atsimenu, kaip šiandien atėjo tos momentas. Ir aš gavau savo pirmąją reklamą. Aš atsikėliau ryte, nuvariau į tūliką, sėdėjau ant tupiko, sėdžiu, darau reikaliuką ir taip skaitau žinutes ir žiūriu pasiūlymas. Sveiki, bratukas, mums patinka jūsų kūriamas turinys, gal galime padaryti reklamą barterių, mes jūs atsiūsime. Tai buvo, gerai, iškart pasakysiu, tai buvo Viking kolonėlė. Ir atsimenu, aš sėdėjau ant tupiko ir man net rankos drebėt pradėjo iš laimės. Ant kiek aš džiaugiausi, kaip planavau aš tą reklamą, kaip stengiausi daryti ir vis tiek šūdas gavos, bet ta prasme, man tai buvo kažkoks kosmosas. Man pasiūlė daryti reklamą, čia buvo, wow, neįtikėtina. Ir nuo to momento pasipylė pasiūlymai kaip iš gausybės rago ir aš iš pradžių ėmiau viską, dariau viską ir tada tiesiog perdegiau. Ir pastebėjau, kad net auditorijai pasidarė nebeskanu, kai kas antras mano įkeltas video buvo reklama. Ir tada aš tik tai supratau, kad stop. Arba tu darai pertrauką, arba čia baigsis labai blogai. Taip, pinigai eidavo geri. Viena integracija tokiem kanalam kaip mano, tai grubiai galiu pasakyti, prasideda minimum nuo 500 eurų, arba tai yra barterių už kažkokį tai daiktą. Tarkim, tai gali būti, nežinau, koks ir įrankis ar kažkas tokio, ar paslauga. Tai jo, pradžioje imdavau daug, bet aš nebeturėjau gyvenimo. Pas mane būdavo darbas, grįžtu namo, filmuoju, montuoju, planuoju, rašausi scenarius ir taip kiekvieną dieną, nežinau, visus metus aš taip save drožiau ir buvo perdegimas, buvo žiaurus perdegimas, dar dabar nelabai aš iš jos išlipęs esu, bet dabar jau viską dėliojus visiškai kitaip, nes supratau, kad tas turinio kūrimas man tikrai nėra apie tai, nėra apie reklamas ir aš nenoriu būti parsidavėlė kažkokią kekšę, tai
Jo, viską savo galvoj persidėliau per naujo, bet iš to uždirbti tikrai įmanoma. Tikrai neslėpsiu, už to uždirbti tikrai įmanoma ir kartais tas uždarbis iš socialinių tinklų būdavo didesnis negu uždarbis iš pačio darbo statybose. Tai va, labai nebeišsiplėsiu apie socialinius tinklus, tokius kaip Instagramas, Facebookas ir TikTokas. Manau, gana gerai supratot, iš ko galima užsidirbti, kaip užsidirba turinio kūrėjai. O dabar eisime prie pagrindinio dalyko, tai ką aš norėjau parodyti, kiek galima užsidirbti iš YouTube'ės. Tai sėdam į žopeliuką ir šausim namo. Taip, ir tenais atsiversim išsamesnę analitiką, pasižiūrėsim plačiau, kiek už kiekvieną video moka, kiek moka už peržiūras, ar apsimoka tai daryti ir jo. Tai viso, sėdam ir lekiam. Davai, susitiksim namie. Gerai, blokelių tai aš nepaliksiu. Dedu į opelį ir važiuoju į sklypą. Taip, tai sveikučiai, aš jau namie ir dabar pamatysite, kiek galima užsidirbti iš YouTube, kiek man YouTube moka už peržiūras ir ką aš gaunu už kiekvieną video. Ok, lendam į statistiką, analistiką. Iš pradžių parodysiu savo kanalą, pasigirsiu. Taip, tai kanalas susikūrė kažkur jau 6 mėnesiai, iš viso yra įkelta 10 video, vieni apie statybas, kiti šiaip apie laisvalaikį. Ir ok, einam į YouTube studijo ir čia viską labai gerai matysim. Turiu 12 973 subscriberius, labai džiaugiuosi ir labai noriu pasiekti 13 000, taigi nepamirškit pasubscribinti Bratuko kanalo, ačiū. Ok, analistika, spaudžiam analistiką, čia daug visokių content, audience, bet mums kas labiausiai svarbu, tai yra revenue. Revenue tai kiek man moka pats YouTube'as ir štai. Čia turim išsame statistiką. Va, čia turim išsidėstymą video įkeltų pagal uždarbį. Nuo mažiausio iki daugiausiai uždirbusio video. Nuo ko prasidėjo mano YouTube kelias? Tai YouTube aš jau atsiradau ganėtinai senai, prieš kažkur 12 metų. Ir tai buvo pirmasis video, Laura Rainings, aš bėgu vėl. Bet ten tas video ne mano kanale, tai žodžiu. Bet taip. Tam video bėgu vėl, Lauris, aš Bratukas. Ir nuo ten prasidėjo mano YouTube'ės kelias. Kaip matot, po 12 metų grįžau ir pavarysiu grįžęs. Tai va, pirmasis video, iš karto einam prie reikalo. Dar ką pasakysiu, paminėsiu svarbus dalykas, kada pradeda mokėti YouTube. Tai YouTube'as pradeda mokėti tada, kai surinki 4000 žiūrėjimo valandų, kas surinkti nėra iš tikrųjų labai lengva. Tai aš 4000 žiūrėjimo valandų surinkau su savo trečiuoju video, nes šiaip gavau tikrai su pirmu video ar su sekančiais video nemažas peržiūras, tai to žiūrėjimo valandos susirinko ganėtinai greitai. Bet to pasiekoje pirmieji tie video, kol nesurinktos žiūrėjimo valandos, tu už juos negauni nė cento, nieko negauni. Kai jau susirenka tos valandos, jeigu dar kapsi peržiūros, tai kažką ten dar gauni. Bet kaip žinia, tas video jau išsisunkia per kokias 2 savaitės, tai mažai ten gali kažką ir tikėtis uždirbti. Taip, tai pats pirmasis video, Bratukas stato namą ir čia, kur aš apsireiškiau apie savo tikslus, svajonės, užmojus ir panašiai. Tai šis video man iš viso atnešė 3,44 € ir man buvo priskirtas RPM'as 15 centų už 1000 peržiūrų. RPM'as tai yra mokestis, kokį tau YouTube'as priskiria už 1000 peržiūrų. Kažkas tokio, bent jau aš tiek suprantu, labai daug nesigilinau į tai, nes neturėjau laiko. Bet kažkas tokio. Tai va, šitas video nieko gero neuždirbo, tada sekantis video, kaip išsirinkti sklypą. Tai šiuo video iš tikrųjų labai daug stengiuosi, labai daug įdėjau savęs, labai daug planavausi, analizavau, ieškojau informacijos, ruošiausi. Žodžiu, ten buvo daug kartų perfilmavau, kad ten, nes vis šnekėdamas susimaudavau, nes šiaip man šnekėt būdavo labai sunku. Gal ir keista dabar, nes balbatuoju neužsičiaupdamas, bet iš tikrųjų, kol nepradėjau socialinių tinklų, taip šnekėt prieš kameras buvo ypatingai sunku. Ir dabar dar yra sunku, jeigu aplink mane yra kažkokių aplinkinių žmonių, tai tada man gerklė užstringa kažkas ir nebegaliu šnekėti. Tai taip, šitas video dar irgi neatrakino mano kanalo mokumo, tai su šiuo video aš uždirbau 14 € 5 centus ir priskirtas RPM'as 62 centai už 1000 peržiūrų. Sekantis video, sklypo paieškos Londone, tai su šiuo video aš jau atsirakinau tą mokėjimą YouTube'ės, bet atsirakinau, kai tas video buvo gerokai pabėgęs kažkur, nežinau,
ties 15 tūkstančių peržiūrų, tai šis video susirinko 25 tūkstančius peržiūrų. Ir su šiuo video aš uždirbau 39 eurus 26 centus. Priskirtas RPM buvo euras 56 centai. Tai va, su šiais 3 video aš atsirakinau YouTube'ės mokėjimą. Surinkau 4000 valandų. Ir tada sekantis video jau su atrakintų mokėjimu. Taigi, perkam sklypą, čia tiesiog buvo random video, neturėjau ką kelt, sakau, kad algoritmas labai manęs nedusintų, kažką reikia įkelt. Tai su šiuo video aš uždirbau 78 eurus ir 13 centų. Čia man jau priskirtas RPM buvo 5 eurai 1 centas. Kas lietuviškam kontentui, toks RPM, aš manau, tikrai yra ganėtinai nemažas. Aišku, ten lyginant su užsienio rinka, tai ten visiškai kiti skaičiai. YouTube'as lietuviam dar nemoka labai daug. Greičiausia todėl, kad ir pats kontentas nėra angliškas, ne anglų kalba, tai tokie ar mokėjimai, bet nu ką, susigyventi reikia su tuo. Tai va, šitas video atnešė 7-8 euriukus. Sekantis video jau buvo gili žiema, nebeturėjau ką kelt apie statybas, tai tiesiog pramoginis turinys Pagirios molėtuose, pirma dalis. Tai su šiuo video aš uždirbau 82 eurus 36 centus, priskirtas RPM 4 eurai 4 centai. Dar vienas momentas, jeigu jūsų keliamas turinys yra labiau informatyvus apie kažkokias statybas, ten kaip pasidaryti kažką ir panašiai, naudinga informacija, kaip sakant, tai RPM automatiškai būna didesnis. Jeigu ten būna pramoginis kažkoks turinys, tai RPM iš karto krenta. Tai čia automatiškai man RPM nukrito, gavau 4 eurus 4 centus už 1000 peržiūrų. Taip, sekantis video, vėl pramoginis, driftas, žvejyba ir boba, ten kur pasigaminom vaikystę žaislą bobą, labai norėjau padaryti šį video, parodyti, kokia buvo mano vaikystė ir kokiais žaislai mes žaisdavom. Tai šiuo video aš uždirbau 83 eurus 22 centus, surinko video 27 tūkstančius peržiūrų. Labai džiaugiuosi, kad jūs žiūrit mane, labai džiaugiuosi, kad laikinat, tai tikrai mane motyvuoja kurti ir daryti toliau. Tai šis video, kaip ir sakiau, pramoginis, RPM automatiškai krito, RPM 3,08 eurai už 1000 peržiūrų. Tada namo statybos 1950 metais, čia buvo video filmuotas pas mane kaime. Šis video man tikrai yra arčiausiai širdies, nes ten, kur aš filmavau, ten aš užaugau, negaliu sakyti, ten gimiau, nes negimiau aš ten, gimiau aš Panevėžy, bet Panevėžy praleidau tik tai 1 mėnesį ir tada išsikraušiau į Sidabrinių kaimą ir ten seneliai turėjo vienkiemį ir ten aš leidau visas vasaras. Tai man šis video yra labai paglostanti širdį, kiekvieną kadrą, kur filmavau, aš jį išgyvenau, man buvo prisiminimai, sentimentai, tai šį video aš myliu. Ir mačiau, auditorija irgi tikrai gausiai laikino ir jiems patiko šis video. Tai šis video man atnešė 123 eurus 18 centų. RPM automatiškai kilo, nes tai buvo pateikta daug informacijos, kaip kas vykdavo seniau, kokios naudojamos technologijos, taip toliau ir panašiai. Tai šio video RPM buvo 4,45 eurai už 1000 peržiūrų parduota. Ok. Tada, trečioje vietoje man atnešęs daugiausia video yra nusipirkau sklypą. Tai šis video yra dar tik 10 dienų ir jis jau surinkęs 29 tūkstančius peržiūrų. Yes! Labai džiaugiausi su šiuo video, kad irgi įsitraukėte jį, žiūrėjot, laikinot, subscribinot, tai buvo labai faina ir malonu. Tai šis video man atnešė 126 eurus ir 48 centus. Vėlgi video buvo apie statybas, RPM gavau virš 4 eurų, 4 eurai 37 centai. Nuostabu. Ok, antroji vietoj video, kuriam greičiausia daugiausiai išleidau ir labiausiai ruošiaus, reikėjo surasti daugiausia informacijos, pasikapstyti po archyvus, tai yra Alytnamiai, fenomenas ar chaltūra. Kodėl norėjau padaryti šį video, nes tam kaime, kuriam augau, buvo labai daug Alytnamių ir šiaip man tie Alytnamiai yra kažkoks unikalus sovietmečio stebuklas. Tai jo. Su šiuo video aš jau uždirbau nemažą sumelę, uždirbau 150 eurų 71 centą, va čia tai jo, bet išleidau ženkliai daugiau, nes reikėjo važiuoti iki Alytaus, ten filmuoti, žodžiu, ten susiradau apleistą Alytuką, kur galėčiau pasifilmuoti, ačiū labai žmonėms, kurie įsitraukia į šitą dalyką ir maloniai parašo, pakonsultuoja, tai, kaip sakant, be jūsų nebūtų mūsų. Tai va. Už šį video gavau RPM 3,93 eurus už 1000 peržiūrų. Kažkodėl paskupėjo YouTube'as, nežinau kodėl, bet susigyvenau ir su tuo. Video pats surinko 38 tūkstančius peržiūrų. Labai gerai, ta prasme, kaip naujam kanalui,
Man čia buvo kosmosas. Ir su kuriuo video aš uždirbau daugiausia? Aliukas, aišku, aliukas. Kas lietuviam aktualiausia, tai aliukas. Kaip pasigaminti naminį alų? Tai jo, šis video gavo ir labai didelį RPM ir atnešė man pačią didžiausią sumą pinigų. Tai šiam video buvo priskirtas RPM net 5,53 € už 1000 peržiūrų, kas yra kosmosas. Ir šis video man atnešė 259 eurus ir 80 centų. Vėlgi čia yra jau nebe maži pinigai, 200 eurų už vieną vidosą. Tai yra visai neblogai, jeigu keltum sistemingai kas antrą dieną, tai visai neblogai užsidirbtum. Bet aišku, nemanau, kad rinkčiau tokias peržiūras, nes tada būtų tiesiog padriki video apie nieką, tiesiog pušinčiau, kad užsidirbčiau pinigų. Kaip minėjau, mano tikslas yra netoks, aš labiau noriu neužsidirbti pinigų, labiau noriu pateikti kuo naudingesnę informaciją, kuo labiau parodyti save. Tai tuo man YouTube'as ir patinka, nes socialinius tinkluos kaip Instagramas, TikTokas, Facebookas, tenais trumpi video ir labai per daug neatsiskleidi, kas tu per žmogus, nes ten tiesiog šou. O YouTube'e jau gali plačiau parodyti, kas tu toks, kuo tu užsiemi, ilgiau pašnekėti, pabendrauti su auditorija, paklausti, ko jie nori sužinoti. Tai jo, tai šis video apie naminį alų tikrai buvo labai informatyvus. Vėlgi jam nemažai ruošiausi, reikėjo pasikapstyti informacijos, pasižiūrėti, kad neprimalčiau šūdo virdamas tą alų. Ir šis video man gausiai atsidėkojo. Surinko net 47 000 peržiūrų. Svajonė kada nors perlipti tą 50 000 ribą su vienu video. Gal kažkada ir perlipsim, nežinau, labai tikiuosi. Tai taip, iš viso YouTube'as per pusę metų man atnešė 960 eurų ir 62 centus ir surinkau lygiai 276 000 peržiūrų, vidutinis RPM'as 3,48 € už 1000 peržiūrų. Tas vidurkis nukrito dėl tų pirmų video, su kuriais reikėjo atsirakinėti kanalą. Tai va, tiek galima užsidirbti ir iš YouTube'ės. Ar daug, ar mažai, nežinau, priklauso nuo jūsų, kiek jūs kelsitų video ir kaip jūs lepins algoritmas. Tai pagrinde aš su kiekvienu video tą uždirbtą sumą išleidžiu daugiau padaryti tam pačiam video, negu kad uždirbu. Bet kaip ir sakiau, man tai nėra apie pinigus, man tai yra tiesiog tai teikia malonumą ir aš tuo mėgaujuos. Dar kokį pabaigai pasakysiu, sugalvojau prikolą, tai kiekvieną mėnesį iš įkeltų video, kiek uždirbsim šaibų, aš juos investuosiu į namo statybas, kurias... Vėl užsimaliau, tai aš jas investuosiu į statybas, į tą sklypą, kurį nusipirkau ir taip gausis, kad kiekvienas žmogeliukas iš jūsų, kuris pažiūrėjo Bratuko video, prisidės prie mano statybų, nes aš tos pinigus investuosiu į statybas. Tai kiekvieną mėnesį parodysiu, kiek uždirbau ir parodysiu, ką nusipirkau už tuos pinigus. Manau, tai bus daug įdomiau ir dar labiau įsitrauksit į mano turinio kūrimą. Tai va, tiek. Ačiū, kad žiūrėjote šį vidosą, tikiuosi nebuvo labai blogai, tikiuosi per daug neatsibodo, toks lengvas video, lengvam vakarui ir malonu, kad stebit Bratuką, malonu, kad žiūrit, ačiū, kad padedat užsidirbti ir ačiū, kad padedat siekti savo tikslų ir svajonių. O kitas video, jeigu viskas gerai sukris, bus kitą savaitę ir jau varysim į sklypą ir pradėsim įsirenginėti mano svajonių studiją. Opa! Tai viskas, draugai. Ačiū, čia buvo Bratukas ir bus dar ilgai.